phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 banana phone. Nieko nelaukdami pradėsime konferenciją. Prašau. Leiskite pristatyti man kalbiuosius mūsų svečius. Taigi, pirmoji, Panevėžio apskritojo stalo narė, Trintų prašvių importavimo firmos vadybos vadybininkė Indrė Bakušinskaitė, vėliau žinoma kaip Broškė. Ką tik pėsčia parėjusi iš Lenkijos nešina eilinė kontrabandinė Trintų prašvių siunta. Antroji, tai jaunimo organizacijos darbas atstovė Dovilė Anšūnytė, liaudyje mielai vadinama citronėle. Dėl pomėgio nuolatos žvejoti citrinų gabalėlius iš įvairios talpos indų. Na ir paskutinysis, paprasčiausias, bet neprasčiausias, Panevėžio miesto jaunimo skėtinės organizacijos vienijančias 23 organizacijos narys Haulas Matelis. Moterių kalėjime plačiau žinomas kaip Eglutė. Iš ten atsineštą patirtį ir naudoja tualetų koordinavimo srityje. Mūsų dalyviai kaip jau ir pristatyti, taigi norėtume, kad visi įsitrauktų į mūsų spaudos konferenciją. Taigi gal pradėkime, prašau klausimai. Prašau. Taip, norėjau paklausti. Jūs kalbėjote per savo mokymus apie reklamą, taip? Ir norėjau paklausti, kokios reklamos rūšys, kaip jūs ją ruošiatės pateikti? Reklamą apie jaunimo organizacijas arba apie konkrečią organizaciją? Mūsų darbo grupė ne kiek dirbo su reklama, daugiau tiesiog su pristatymu žiniasklaidai, visuomeniai, ką darome. O būdai yra įvairūs, mes labiau norėtume taikyti netradicinius būdus, pavyzdžiui, flashmobas, ten susidėgę, kokį kaip sakome, parke, su gitarėm pagroti mėnesį ir tai pradeda trumpą programą. Ir tokiu būdu reklamas, tokius neformalius. Čia būtų baigė. Norėčiau papildyti kolegą, kad mes orientuojame daugiausiai į nemokamą reklamą. Tai yra, tarkim, tokia reklama, kuri atkreiptų jūsų jaunimo dėmesį. Tai, tarkim, paprasčiausiai tokie nors reklaminiai plakatai ant įvairių vietų, tarkim, kviečiame jūsų praleisti vakarą kartu ir net neįvardinant, ką mes tą vakarą veiksim. Tai gali būti dar ir, tarkim, ant asfalto su klaidelėmis ir padarytas skraidimas. Tai tiesiog orientuotis į nemokamus ir netradicinius reklamos būdus. Kur buvo jūsų vakarykščio flashmobo tikslas? Mūsų vakarykščio flashmobo tikslas buvo pademonstruoti, kaip galime nemokamai susireklamuoti patys. Čia buvo mini flashmob, nes mes parodome savo kompaniją, mūsų veiklas. Tad jeigu tokios padarys vienas pasidaryti. Padarys kiekvieną organizaciją susiimsiu savo kažką simboliką, kas tai būtų, kas ant šventelės, vėliava, marvės. Susitinkam, vat padaro tos panašios tėmas, politinė organizacija, nors politika padaro, kad patysinėms, kokie ir savai savo, ką jie ir tenka. Tai va tai. Kodėl vis dėlto Trintos prašė? Na, norėčiau duoti šitą paslaptį, tiesiog turbūt visi gerai prisimena, kaip mes žaidėm su Legas telefonu. Tai tiek. Ačiū. Klausimas. Norėjau
norėjau paklausti, kokiais jūs būdais pritrauksit visuomenę į savo renginius. Ar tai bus visuomenė šiaip visus žmonės iš aplinkos, ar tai tik tai dalyviai atskirų organizacijų? Tai ne tik bus dalyviai procentas, pavyzdžiui, Stepstone, o mes platinsim informaciją ir interneto pažinčių portaluose, tarkim, Facebook'e padaryta grupės, ten one.lt, tarkim, forumas ir panašiai. Bandysim platinti informaciją per pačias jaunimo organizacijas, tačiau mes kūrėme būdus, kaip pasiekti kiekvieną jauną žmogų, nes dažnai būna, kad jaunimo organizacijas informuoja, bet informuoja vadovai, iš esmės, ne pačius jaunus žmonės. Ir mes dar norėtume labiau orientuotis į daugiau jaunų žmonių, ne tik pasakoja apie atvirą jaunimo organizaciją, kur paskelbė jaunimo centrus, kuris galėtų veikti per tą savo laisvalaikį praleisti turėti su jaunimu. Tai gal galėsite papasakoti apie tai? man papasakoti. Aš tai gražiai tada papasakoti, kodėl pasakoti. Žodžiu, atviram jaunimo centre gali rinktis kas tik nori, gerintis ir bet koks jaunimas, o pats atviras jaunimo centras orientuotas į jo užimtumą, žodžiu, ten būtų tas kokios panašumas, tas kokių priemonių, bet jie nėra žaidėjas, ką nori daryti. Tai tokie jau užsienį vakaruose ypač yra patinti dalykai, Lietuvoje tai dar nėra patinti.